sveikatą ir apie naudingus dalykus mūsų organizmui. Ir šiandien mes paliečiam temą riebalai. Tai Jūrate, pasidalink pirmiausia, kodėl mes iš tikrųjų kalbame apie tos riebalus ir kodėl jie tokie kaltininkai būtent mūsų sveikatos. Viena iš svarbių tokių sudėtinių dalių, kuri privalomai tiesiog turi būti mūsų mytyboje, yra riebalai. Bet taip jau atsitiko, kad labai ilgą laiką riebalai buvo tokiam statuse, kad juos bijojo valgyti žmonės. Ir buvo manoma ilgą laiką, kad tai jie yra tie kaltininkai, kurie sukelia širdies ir kraujagyslių ligas, kad jie padidina tą cholesterolio lygį, blogojo cholesterolio, ir dėl to atsitinka paskui insultai, infarktai, visokie negerumai sveikatoj. Tai tik tai aš labai tikiuosi, kad šiai dienai riebalai jau truputį yra išskirti ir ne visi riebalai yra blogi. Ir dabar klausimą keliam daugiau ne kiek mes tų riebalų suvalgom ar kiek jų reikia suvalgyti, bet kokius tos riebalus valgom. Čia esminis dalykas atskirti tai. Ir dėl to šiandien ir norim daugiau pakalbėti, kur yra čia ta žala ir kur tas blogis, o ko iš tikrųjų mums reikia. Ir riebalai labai labai reikalingi mums. Tikrai pritariu taip, kad turim žinoti, kokių riebalų mes gaunam. Ir aišku, svarbiausia yra gerieji riebalai, nes jie labiausiai yra reikalingi mūsų organizmui. Ir kad atskirti tos geruosius ir bloguosius, tai turėkim omeny, kad gerieji riebalai dažniausiai mums padeda mūsų organizmui jaustis geriau. Tai dažniausiai tai yra omega-3 riebiosios rūgštys, kurios įtakoja mūsų ląstelių membraną. Tai reiškia, kad mūsų ląstelės tampa labiau pralaidžios maistinėm medžiagom ir padeda išsivalyti nereikalingom medžiagom iš ląstelės. Taip pat labai stipriai omega-3 įtakoja ir hormonų pusiausvyrą mūsų organizme, nes nepamirškim tai, kad mes turim tam tikrų vitaminų, kurie irgi yra tirpus riebaluose, ir jeigu mes gaunam mažai tų riebiųjų rūgščių, tai riebalų, gerųjų riebalų, tai nepasisavina ir tam tikri vitaminai, toks kaip vitaminas D. Tai tikrai labai didelę įtaką daro. Taip pat man iš tikrųjų dažnai girdžiu, sako, oi, čia tik jūsų omega būtent uždegimus mažina, kitos ne, arba kitos kompanijos neakcentuoja. Tai tikra omega-3 apskritai mūsų organizme mažina uždegiminius procesus. O kas tai yra uždegimas? Mes labai dažnai tai sumaišom, sakom, mes sveiki ir mums viskas gerai. Vien ir tai, kad nėra nuotaikos, nėra energijos, gali būti vienas iš rodiklių, kad jau uždegimas mūsų organizme kažkur tai kažkoks veisiasi. Jeigu jau rimtesnė autoimuninė liga ar ten netgi vėžys, tai jau labai didelis uždegimas mūsų organizme, tai omega-3 tikrai labai reikia. Ir dar iš savo patirties pasidalinsiu, tai nerviniai sistemai omega-3 yra beprotiškai reikalinga. Tai pavyzdžiui, kai aš turiu kalbėti kažkokiam dideliam renginį ir tikrai jaudulys yra didžiulis, nes aš nesu pripratus kalbėti prieš didelę auditoriją ir tai, kaip sakant, nervinės ląstelės visos tenai žaibuoja. Tai aš visą laiką vartoju omega-3 tam, kad nusiraminti tą nervinę savo sistemą ir, kaip sakant, drąsiai jau ramiai būti ir pasisakyti. Taip pat man omega nervų sistemą labai stipriai pasijaučia ant vaikų, nes tikrai vaikam irgi būna labai dažnai tokių visokių nervinių sunkių dienų mokykloje arba ne tik mokykloje, su draugais ten gali būti. Ir aš tikrai ne vieną kartą esu davus savo vaikam didesnį kiekį mūsų omegos kapsulių ir matau, kaip pasikeičia ten per 20 minučių vaikas ir vėl tampa linksmas, laimingas ir galim kalbėtis arba eiti kažką užsiimti.
Tai iš tikrųjų omega labai stipriai įtakoja daugelį funkcijų mūsų organizme. Na, aš ten dar nepaminėjau ir širdies veiklai labai reikalinga ir sąnariam, bet čia kiekvienam, kaip sakant, amžiaus tarpsnį, kiekvienas mes galim vartoti ir padėti savo, kaip sakant, sumažinti uždegimą ten, kuris tai yra. Tai va, tai omega namuose yra visada, be pertraukų, kiekvieną dieną. Ir tikrai manau, kad tai yra vienas iš tokių riebalų, kuris labiausiai įtakoja netgi mūsų ateities savijautą vartojant dabar. Tai o kas nutinka, kai trūksta omegos 3? Pasidalinkite tu. Aš tokių faktų įdomių norėčiau dar pradžioj pasidalinti, kad mūsų smegenys yra sudarytos iš netgi 60% riebalų. Ir kai žmogus sako, negaliu susikaupti, tai ką tik reiškia, kad gali būti, kad tų gerųjų riebalų smegenims labai trūksta. Tai ir nuovargis, kaip tu minėjai, irgi pasijaučia, ir susikaupti yra sunku. Ir netgi mūsų grožiui kenkia, jeigu trūksta riebalo, nes oda tada išsausėja smarkiai ir plaukas gali būti labai sausas irgi dėl tų pačių priežasčių. Ir toks bendras tas diskomfortas kūne, tai irgi yra gerųjų riebalų trūkumo rezultatas toksai. Tai kartais, kai taip nutinka, ir tas smegenų rūkas, tai turėtume pagalvoti, tai galbūt jau mums laikas duoti tų gerų statybinių kokybiškų medžiagų mūsų kūnui. O ta riebalai yra ta viena iš dedamųjų statybinių medžiagų. Ir toks ar geras ar blogas dalykas nežinau, bet omegos 3 mūsų kūnas pasigaminti negali. Tai mes ją turim gauti tik su maistu arba jeigu nesuvalgom iš papildų formą, sakykim taip. Kadangi esu nutricologė, visada norisi paliesti tą temą, tai iš kur gauti iš maisto, jeigu tai yra visa tai riebios žuvis. Tai pagalvokim, kiek daug kokybiškos lašišos ar gaunam, kiek jos suvalgom, ar valgom, mėgstam silkę, šiai dienai turbūt net vaikai tai tikrai labai maža dalis, kuri mėgsta. Tai gali būti, jeigu iš augalinių šaltinių avokadas, bet vaikai irgi nevalgo, suaugusieji ar dažnai, irgi taip pagalvokim. Tai tų šaltinių atrodo kaip ir yra, iš augalinių šaltinių dar yra irgi niuansų tam tikrų, kad paversti į EPR ir DHR tą augalinę polinesočiųjų rūgščių tą molekulę yra darbo ir labai maža dalis tik tai jinai persikonvertuoja ir reikalinga. Tai tokių smulkių dedamųjų yra. Tai tiek apie tas problemas. Ir kaip tu minėjai, stresas irgi, kad nervinę sistemą nuraminti, jai irgi reikalingi tie gerieji riebalai. Aš dar prisiminiau vieną istoriją klientės, kai jos vaikas buvo beprotiškai aktyvus, net hiperaktyvus ir jam buvo be galo sunku susikaupti. Ten neišsėdėdavo nei poros minučių. Tai irgi buvo toks, kaip sakant, mūsų bandymas, tiesiog duodavo omega 3 mūsų to papildo, kadangi jisai neturi sunkiųjų metalų, tai jisai saugus vartoti ir vaikams. Tai jau po 3 mėnesių pasimatė toks akivaizdus vaiko pokytis. Ir tikrai kuo ilgesnį laiką vartojo tą omega 3, tuo vaikui buvo lengviau susikaupti, išsėdėti ir po to, neatsimenu tiksliai, ar 2 ar 3 metus, tai buvo iki mokyklos ir pradėjus lankyti mokyklą, viskas buvo kardinaliai jau pasikeitę, bet jau omega 3 buvo vienas pagrindinių maistinių medžiagų, kurias jau tas vaikas turėjo nuolat gauti. Čia netgi yra, atsiprašau, tyrimai padaryti šitoj srity ir tai yra moksliškai įrodyta. Ir apskritai omega 3 yra viena iš labiausiai ištirtų ir tyrimais įrodytų jos medžiagų, mūsų maistinių medžiagų. Tai tas faktas labai svarbus, tikrai kas liečia vaikus, tai ypatingai, o ir suaugusiems to labiau jau reikia pagalbos.
nes mes beprotiškai daug informacijos gaunam ir pradeda žaibuoti mūsų smegenis, bet blogybė ta, kad mes dažnai, kaip tu sakei, tos laukinės žuvies negaunam, kad ir valgom, tarkim, iš prekybos centrų, tikimybė, kad ten omegos yra labai labai mažai, bet mes gaunam labai daug omega 6 riebiųjų rūgščių. Daugelis mano pažįstamų tikrai maišo ir galvoja, kad mums dar reikia ir papildomai vartoti ir omega 6, ir 9, ir 12, ir dar ten kažkokių skaičių kartais girdžiu, kurių net nežinau mokslinių, net nemačius mokslinių tyrimų apie tokias omegas. Bet esmė tame, kad omega 6 mes gaunam kiekvieną dieną ir perteklių iš tikrųjų didžiulį, bet nesusimastom apie tai, nes netgi kepant, tarkim, ant keptuvės maistą mes jau gaunam omega 6. Jeigu kažkokie kepiniai ar dar kažkas, kuriame yra riebalo, tai mes jau gaunam omega 6. Ir netgi pagal tyrimus, dabar jau nebeatsimenu, bet liktai vos ne 30 ar 20 keli su vienu, kad mes gaunam omega 6 tiek, o omega 3 vienas. Tai gaunasi taip, kad nuolat savo kūną, kuriame jau yra gaisras, dar užpildom benzinu, kad tas gaisras dar labiau plistų. Nes perteklius to omega 6 tai skatina dar didesnį uždegimų kiekį mūsų organizme. Ir po to nieko keista, kad oi, čia man, žodžiu, viena liga, kita liga, čia skauda, čia odos problemos ar dar kažkas. Nes mes realiai tikrai dažnas nesusimastom, kad mes neduodam omega 3. Ir man dažnai būna tokių situacijų, kai sako, o tai aš jau ir taip ten perku alyvų aliejų iš parduotuvės ir aš jau čia gaunu, ko man reikia, aš čia žuvies kartais pavalgau. Iš tikrųjų, aš esu buvus degustacijoje būtent alyvų ūkyje. Tai irgi ten pasakė apie aliejus, kas liečia, tai jeigu yra parduotuvė ir parašyta natūralus, tai nereiškia, kad tai yra 100% natūralus, ten gali būti 20% natūralaus aliejaus, o likusi dalis gali būti būtent kaitinto aliejaus ir parduodamas kaip natūralus aliejus. Tai už tai mes ir gaunam to omega 6 daugiau negu reikia. Norėčiau dar įsiterpti, galiu? Tai apie alyvuogių aliejų. Ten omega 3 yra labai maža dalis. Alyvuogių aliejui, taip kaip ir avokadė, yra daugiau omega 9 polinesočiųjų rūgščių. Ir jos truputį kitą funkciją atlieka, visai ne tą pačią. Apie omega 3 galima būtų atskirą dar padaryti tokį pakalbėjimą, kiek naudos turi, ką daro omega 6, ką daro omega 9 ir omega 3. Tai visų pirma, nemaišykim ir dažniausiai, kai reklamuoja alyvuogių aliejų, tai giriasi, kas turi ten šitų polifenolių. Tai yra irgi kas kita. Ir augalinių aliejų mums apskritai reiktų riboti. Tai va, kaip sakant, omega 6 mūsų kasdienybei labai stipriai dominuoja. Jeigu neišeina mums to sumažinti, tai tiesiog padidinkim omega 3 kiekį, bet aišku, yra sudėtinga tą padaryti, jeigu mes nevalgom laukinės žuvies, nežiūrim apskritai ten, kiek ko yra ir apskritai galvoju, mes turim bendrus tokius tyrimus, Jūrate, kad tiek turėtų galbūt būti laukiniai žuviai omegos 3, bet tai nėra faktas, nes mes, kaip sakant, neištiriam kiekvieno gabaliuko, kurį valgo. Tai kaip pasiskaičiuoti, pavyzdžiui, jeigu tu čia apie maistą galvoju, kaip pasiskaičiuoti, kiek reikėtų suvalgyti per dieną, tarkim, kad gauti su maistu? Ar įmanoma? Aš manau, kad labai sudėtingas dalykas, nes nemanau, kad yra tokia informacija perkant žuvį,
kad 100 grame, tu jeigu jo suvalgysi 100 gramų, kiek tu gausi omega-3 polinesočiųjų tų riebalinių rūgščių, tai yra labai sudėtinga. Ir jeigu tai išaugintos pramoniniu būdu žuvis, tai apskritai ten tokia, taip sumažėja, kad ten praktiškai turbūt net neįmanoma gauti nei pusės tos normos tiek, kiek mums reikia. Galima tikėtis, kad iš menkių kokių kepenėlių ten gausi, bet irgi kiek dažnai mes jas valgom ir įtraukiam į savo mitybą. Tai labai sunku. Kepenys nėra mūsų filtras ir su tuo negaunam papildomai kenksmingų medžiagų. Nu, yra taip kalbama, kad tikrai ne, jeigu gyvūnas buvo sveikas, čia irgi yra gamintojo atsakomybė, jeigu žuvis buvo sveikos, tai kepenys turėtų būti švarios, nes ir mūsų kepenys, jos atlieka filtro tą darbą, bet jos nekaupia toksinų. Tai vienas irgi iš labiausiai tų naudingų šaltinių yra kepenėlės menkių valgyti, bet, kaip minėjau, tikrai nedažno racione jos atsiranda. Tai tikrai yra didelis darbas gauti iš maisto omega-3 riebiąsias rūgštis. Labai didelis darbas ir dar klausimas, kaip dažnai mes jas valgom ir kiek mes ten jų suvalgom. O apie tą santykį, kiek tai nustatyti, tai galim tyrimus pasidaryti. Pamatytume tada, tyrimai nėra pigus, taip kiek žinau šitų, bet jau daro. Jo, aš mačiau, kad lygtais apie 90 eurų kainuoja pas mus Tarantėje ar ten kažkoje, bet tokiai laboratorijoje pasidaryti šitą tyrimą, santykį būtent omega-6 ir omega-3 ir galima matyti, kiek tas, žodžiu, skirtumas. Tai jo, šiaip aš asmeniškai prisipažinsiu, aš gyvenime nesuvalgius menkių kepenėlių, aš valgau tik raumenių žuvies, nes man, da ikrus kartais, bet šiaip man, tas raumuo yra pats tas, kurį aš galiu valgyti. Tai reiškia, ir plus aš žuvį labai dažnai perku prekybos centre, ten kur, žuvies parduotuviai specializuotojai, bet ten vis tiek irgi faktas, kad, neveža iš daug laukinės tos žuvies. Ir žodžiu, manau, kad aš negaunu ir realiai žiūrint į savo istoriją, sveikatos aš turėjau didelę migreną. Ir pradėjus vartoti būtent Nelife omega-3, aišku, aš dar ir papildomai ten formulę 4 vartojau, kalcių magnį, kas man dar toksai trijulė tokia mano buvo. Bet realiai aš po pusės metų pajutau, kad mano migreniniai pokyčiai keičiasi, mažėja priepuoliai, trumpėja ir šiai dienai realiai jau neatsimenu jau kiek jau metų nebeturiu tų priepuolių migrenos. Tai čia aš galvoju ir pagal tyrimus parašyta, kad omega-3 kaip ir padeda nuo migrenos susitvarkyti. Jeigu man pradeda skaudent galvą, aš irgi taip pat didinu omegos kiekį, dar vitamino E ir magnio pridedu, kad nuimtų tą, dažnai irgi, priklauso nuo pobūdžio, kas sukelia galvos skausmą, tai irgi labai efektyviai padeda ir nereikia gerti vaistų. Tikrai prisipažinsiu, esu ne kartą taip išbandžius. Šiaip, jeigu kas žiūrit, turit klausimų apie riebalus ir ypač apie omega-3, tai tikrai paklauskit, arba kas įrašą žiūrėsit, klauskit, mes atsakysim galbūt kitų laivų. O šiaip mes ne šiaip savo kalbam apie omega, todėl kad Neolife'as turi vieną, mano akim, kiek aš esu analizavus, geriausią omega rinkoje, nes ten yra tik omega-3 riebiosios rūgštys, be jokių papildomų priedų, kaip sakant, be jokių sintetinių dar vitaminų, kurie dažniausiai įdedami tam, kad apsaugoti nuo oksidacijos. Tai pas mus yra, aš tai buitiškai sakau, sukapsuliuota taip, kad negautų deguonies omega ir jinai tada nesioksiduoja. Ir todėl jos galiojimo laikas yra ilgesnis toj kapsuliai ir mes galim ramiai tai vartoti. Šiaip tai vadinasi molekulinės diferenciacijos būdas, kad kapsuliuojama. Ir turi 8 riebiąsias rūgštis, kas irgi... Omega-3 dar reiktų tai pabrėžti, nes dažnai maišo. 8 riebiosios rūgštys. Taip.
Jo, nes šiaip tikrai dažnai man būdavo anksčiau, dabar aš to nebedarau ir sakau, rinkoje be proto daug yra visokių produktų ir anksčiau aš analizuodavau, lygindavau, kodėl tas geriau, negeriau. Tai kol aš lyginau ir kiek žiūrėjau visokių sudėčių, tai nemačiau nei vienos omegos, netgi ir receptinės, kad būtų 8 omega-3 rūgštys. Daugiausiai esu mačius 4 riebiosios rūgštys būtent sudėtyje, o pas mus yra 8 ir kuo man, pavyzdžiui, labiausiai patinka, nežinau kaip tau, Jūrate, bet kad mūsų kompanija turi net sertifikatą, jog omega-3 yra patikrinta daugiau negu nuo 200 teršalų ir jų norma tiesiog kompanijos sprendimu yra 0. Nors PSO, pasaulinė sveikatos organizacija, leidžia tam tikrą teršalų kiekį, ten mini, bet jų leidžia, todėl kad žuvį labai sunku yra išvalyti, o mūsų kompanijos pačios priimtas sprendimas yra 0, visiškas. Tai reiškia, tai yra saugu vartoti mums kiekvieną dieną, saugu vartoti kūdikiui, nes aš savo Ievai pradėjau duoti nuo 3 mėnesių omega. Po lašiuko taip įlašindavau burnytę, saugu vartoti seniorams ar turintiems kažkokių sveikatos problemų. Ane? Ar taip? Taip, tai ypatingai svarbu, nes tarkim, dėl ko pavojinga netgi gauti tas leistinas normas teršalų. Todėl, kad mes nežinom, kiek iš kito maisto mes dar gaunam. Kokią mes kosmetiką naudojam, mesgi tam tikrą teršalų dalį gaunam ir iš aplinkos, ir iš oro, kuris šiai dienai irgi nėra toks jau švarus ir grynas, kaip norėtume. Tai vat ten truputį teršalų, ten truputį, dar žiūrėk, truputį iš omegos geriamos dar gausiu, arba iš žuvies, kurią valgau, nes tikrai didelė žuvis turi užtaršos. Todėl tokius kaip tuno konservus irgi rekomenduoju tik kai vartoti kartą per savaitę ir nepersistengti, nes gali būti, kad ir iš ten gaunam dalį. Tai va, tai dėl šitas punktas, kad jos yra švarios ir tarša lygi 0, tai man irgi vienas iš pagrindinių faktorių. Ir dar kas labai patinka, kad omega-3 tos riebiosios rūgštys yra standartizuotos ir 3 pagrindinės yra tikrai, jeigu parašyta, kad tiek yra ant buteliuko, tai jos tikrai ir bus ten kiekvienoje partijoje. Būtent toks kiekis, koks parašytas. Ne žuvų taukų gausim, o būtent omega-3 riebiųjų rūgščių. Ir tai yra irgi pakankamai svaru šioj rinkai papildų. Tai dar toks papildymui būtent apie mūsų omega, būtent yra parašyta pas mus, kad reikia suvartoti 3 kapsulės sveikam žmogui kiekvieną dieną, suaugusiam žmogui. Taip. Kodėl taip žmonės bijo tų 3 kapsulių? Ar pas tave yra? Pas mane atsiranda žmonių, kurie bijo. Atsiranda, bet Neolife viena iš politikų yra, kad papildus galėtų vartoti nuo mažiuko iki senyvo amžiaus žmonių ir jos mums dozuočių reikia skirtingų. Tai todėl, tarkim, vieną kapsulytę gali ir vaikas naudoti. Ten yra ta norma, kuri reikalinga vaikui. O 3 jau yra suaugusiams, sveikam žmogui. Ir didelė gal būtų pakankamai, jeigu ten sudėti teisingą kiekį. Jo, aš ką norėjau papildyti, kad jeigu 1 gramą omega-3 rūgščių sudėti į 1 kapsulę, tai būtų pakankamai tikrai didelė ta kapsulė, nes tas 3 kapsulytės, jeigu įpilam iš šaukštelio, tai kaip ir nelabai ten daug gaunasi tenai. Bet jeigu tai į kapsulę sudėtų, tai ta kapsulė tikrai būtų pakankamai didelė ir tada tokiu atveju negalėtume duoti vaikams, nes ta dozė 1 gramas būtų tikrai per didelė dozė vaikams. Tai jo, aš tikrai tą sutinku ir labai norisi pabrėžti, kad natūralūs produktai, jų negali nenatūraliai pastiprinti, jie yra tam tikros koncentracijos ir jeigu norim, kad jisai būtų veiksmingas, tai mes turim tiesiog daugiau kapsulių suvartoti, kad gauti tą reikalingą kiekį.
Nes jeigu sintetinis vitaminas, tai ten biški prilašina daugiau ir į tą pačią kapsulę telpa, kaip sakant, ir daugiau omegų, kaip rašo, ar ten aliejus, bet neaišku, kiek to poveikio yra mūsų organizmui. Tai va, aš turiu dar ką nors pridurti apie omegą. Gal kokią istoriją prisimeni iš klientų patirčių ar savo pačios? Man tai tokios, žinai, visos labai atrodo skirtingos ir panašios tos istorijos, tai va, kas greičiausiai pasijaučia, tai kas turi va, migrenas, galvos skausmą, nes tą efektyviai pajauti, kaip pagerėja. Bet ten, kur yra kraujotaka, ten reikia laiko ir tyrimų. Ir tikrai ne vienas klientas susitvarko mažojo tankio cholesterolis sumažėja, o didelio tankio padidėja, jeigu nuolat geri omega-3 tas riebalų rūgštis. Tai čia netgi tyrimais jau galim pasidalinti, kaip veikia šitie produktai į teigiamą pusę. Čia dabar aš biškutį išversiu į žmonių kalbą tavo mažo tankio ir didelio tankio, tai čia yra cholesterolis, blogasis ir gerasis. Nežinai, ne visi supranta, kas tas yra, tai aš išverčiu lietuviškai cholesterolis, kurio visi labai bijo ir būtent omega-3 padeda mažinti blogąjį cholesterolį ir didėja ir to pasekoje didėja gerasis. Taip, ir tas santykis susitvarko ir tada nėra tikrai grėsmės, kad ten oksiduosis tas riebalas ar prilips prie kraujagyslių ir pradės daryti tą blogą darbą, kimšti kraujagyslės. Jo, tikrai. Aš šiaip turėjau vieną klientę, daug tų tokio vyresnio amžiaus klientų turiu, bet turėjau vieną, kuri griežtai užsispyrusiai vartojo tik omega-3 ir nieko jai daugiau nereikia, tačiau jį vartojo keletą metų, ištisai be jokių pertraukų, kol ten vaikai išsivežė į užsienį gyventi, tai dabar nežinau, ar ten gauna ar negauna, bet esmė tame, kad jinai man po metų maždaug vartojimo, aš visada pati nuveždavau jai omega, sako, nesuprantu, sako, man anksčiau skaudėdavo nugarą, dabar, sako, man nebeskaudavo tų, ir sako, aš galvoju, kad nuo šitų tabletyčių, sako, aš, sako, geriau miegu, man, sako, pasitvarkė, bet ir, sako, man spaudimas nebekyla. Ir sako, man nuėmė vaistus, moteriai 80 metų, nuėmė vaistus nuo spaudimo. Nes pradėjo per daug kristi spaudimas ir pradėjo žiūrėti, kad jos yra normalus spaudimas ir jai nebereikia vaistų, tiesiog nuo spaudimo, kuriuos vartoja ten 20 metų. Ką dar noriu pasakyti, tu pasakei apie tai, o kai yra su sąnariais problemos, tai ypatingai veiksminga ir ne vieną atvejį turim, kad netgi po operacijos vyras kojų į pirštą buvo plokštelė metalinė įdėta ir jam ilgai skaudėjo, tai 2 savaitės gėrė omega ir dar vieną kažkokį produktą, berods formulę gal. Ir baigėsi skausmai, nors iki tol kankinosi ir 2 ar 3 mėnesius. Turiu moterį, kurią yra nustatytas autoimuninis reumatoidinis artritas. Tai ten ypatingai didelė žala sąnariams. Tai mes šiai dienai turim tokią istoriją, kad jinai po 25 metų negeria vaistų, nors medikai yra pasakę, kad neįmanoma šitą situaciją, o jau pusę metų jinai gerai jaučiasi ir skausmai negrįžta. Tai omega yra viena iš tų pagrindinių bazinių produktų, papildų, kuriuos reikia gerti, norint susitvarkyti šitus skausmus. Čia jaučiu, taip dalinantis istorijomis dar išlenda tų istorijų, nes aš dar vieną irgi atsiminiau, kad mano, pavyzdžiui, tėtis vartojo 10 metų su virš antidepresantus nuo ligos, kurios, nerado, kodėl, bet, žodžiu, išrašė antidepresantus ir viskas 3 mėnesius jam papildydavo juos. Tai kažkada ten susirgo ir sakau, davai omega, pasimk ir pavartok, o jisai pas mane yra nevalgo nei žuvies, nei kažkokių jūros gėrybių, jis to nevalgo. Bet aš jį kalbėjau būtent mūsų omega vartoti, nes reikia ir jisai pradėjęs vartoti tą omega, sako, aš nebejaučiu ten tų jokių simptomų, dėl ko jam rašė tuos antidepresantus ir jisai nustojo juos po tiek metų vartoti. Tai irgi tiesiog Jeigu prisimint tą faktą, kad mūsų smegenys yra 60% riebalų, tai čia, man atrodo, tai tiesia linija tiesiog rodo, kad kaip tai yra svarbu.
ir mes tik kartais nepagalvojame. Tai va, tai iš tikrųjų tų istorijų apie omega daug, bet labai svarbu atsirinkit teisingą omegą. Mes kalbam apie tą, kuri ir man, ir Jūratei pasiteisino ir kur mes vartojam jau daugybę metų be jokios žalos mūsų organizmui, o matom tik tai pliusus šitoj vietoj. Tai jūs irgi, jeigu tik tai turit kažkokį produktą, kur nežinot, veikia, neveikia, tinka, netinka, ateikit, susirašykim ir, žodžiu, išbandykit mūsų omegą ir įsitikinkit būtent jos poveikiu. Tai va, tai ačiū visiems, kas prisijungėt ir mes sugrįšim vėl į laivą visai netrukus su kita tema. Taip, ačiū. Ir iki kito karto. Iki. Iki.